Eiti ar bėgti, kad ir šokti, tačiau gerai nusiteikus judėti. Su tokiu šūkiu birželio 15 dienos rytą prie Šalčininkų koplyčios susirinko apie 200 spalvoto ėjimo dalyvių. Šalčininkų visuomenės sveikatos biuras pakvietė juos pasiruošti ir nusiteikti 6 km trasai. Todėl visi kartu atliko trumpą mankštą. Po jos spalvoto ėjimo dalyviai susirinko prie starto linijos. Ėjikų ir bėgikų būrys stipriai nustebo, kai juos apgaubė spalvotų dulkių debesis. Dar kelios akimirkos ir visi išsiruošė į trasą. Vieni bėgo, kiti ėjo greitai, treti lėčiau, tačiau visi draugiškai. 6 km trasoje skambėjo juokas ir padrąsinimai, o prie iš anksto numatytų taškų ėjimo dalyvių laukė Šalčininkų visuomenės sveikatos biuro pagalbininkai, barstydami spalvotus miltelius. Finišo tiesioji Šalčininkėlių gyvenvietė. Iš čia visi ėjimo dalyviai buvo kviečiami keliauti į Vladislovo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centrą. Čia šventės judėk dalyviams buvo įteikti medaliai ir pasiūlyta dalyvauti įvairiose aktyviose veiklose. Organizatoriai pakvietė į jogos užsiėmimą, kurį vedė trenerė Albina Burbulienė. Sveikatos palapinėje kaip visada smalsuolių laukia Šalčininkų visuomenės sveikatos biuro specialistės, kviesdamas ne tik smagiai leisti laiką, bet ir praturtinti žinias ir gauti dovanas. Vladislovo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centre pankratijono treniruotes organizuojanti Lietuvos pankratijono federacija pakvietė į įtraukiančią treniruotę. Nemažiau įdomus buvo susitikimas ir su karate sporto klubo IPON atstovais. Karatistai parodė, kaip atrodo jų treniruotė ir pakvietė mankštintis kartu. Pagalvių tinklinis įtraukiantis žaidimas, kurį žaidė ir maži, ir dideli. Per trumpą laiką žaidėjai turėjo permesti pagalvės per tinklą į varžovo pusę. Laimėtojų tapo komanda, kurios teritorijoje buvo mažiau pagalvių. Krepšinio mylėtojų laukia krepšinio automatas. Šis azartiškas žaidimas įtraukė didelį būrį šventės dalyvių. Nemažiau įdomu buvo dalyvauti tinklinio klubo Volivita rungtyje ir mesti kamuolius į specialią gaudyklę. Linksma šventės judėk pabaiga – zumbos treniruotė su trenerė Sandra. Belieka pasakyti ačiū visiems linksmai ir draugiškai nusiteikusiems dalyviams už aktyvumą ir bendruomeniškumą. Tikimės, kad pasimatysime kituose spalvotuose ėjimuose.